aišku, tai kaip kažkokia gaunasi meno forma iš esmės. Aišku, čia ginčtina, nes šiaip gal kirpimas labiau yra amatas, kartais gali tai būti menas, kai kažkokias ateina, kažkokie žmonės su tokiam įdomiom idėjom kažką nori padaryti. Tai va tada įdomiausias darbas būna iš esmės, kai žmonės ateina su kažkokiais savo projektais, kur iš esmės nežino, ko nori ir panašiai, ir tada gali kažką padaryti ir paskui nukirpęs, pamatai, pavyzdžiui, šypseną veide ir atrodo, kad gal šitam žmogui tu padarai, nežinau, mėnesį, čia geriausias jo momentas. Aš pasitraukčiau, bet man labai dabar reikia padaryti. Kaip darai kavą? Labai skaniai gaminu kavą, ne? Mes dabar darom projektą, kur pradėjom daryti prieš šitą visą skandalą, kur tenai Man sakė, kad Movis vienas šilčiausių ir tipo normaliausių žmonių iš visos tos šaikos. Jo, bet tipo jisai nori patampyti tavo špimpaliuką visą laiką. Manęs tai netrikdo, bet tiesiog tai yra. Dar yra kakavas, kravačiai. Yra kakavas. O yra kakava? Ar ten Nemačiau. Ten šaparato. Davai. Tau kakavas? Man juodos arbatos. Man irgi juodos. Skubliukus mandarinų. Tai specialiai atrikau skubliukus. Tai parašydavo mamukui, sakydavo, kad Jonas turi dalyvauti šitose varžybose ir turi ateiti į seminarą sekmadienį 9 ryto. Ir aš eidavau, nes mama liedavo. Dabar 7. O nepagerėjo, pavyzdžiui, jūsų santykis visai po to, kai išsikraustė, sakykime, kaip, jisai išsikraustė, šiaip, pavyzdžiui, mažiau, gal biškai, žinai, vis tiek anksčiau matiškai būdų augot, daugiau, bet visą laiką, žinai, kartu mataisi, ar nepasikeitė biškai santykis, pavyzdžiui, kai mažiau dabar, ne tai, kad mažai jūs bendravėt, pasakai, bet, jo, šiaip, žinok, yra, pasikeitė, pagerėjo, dėl to, nes matai, kai tu kiekvieną dieną matais, tu nepasilgsti vapšė, o dabar tu pasimatai, tai, mes buities neturim jokios dviese. Tai mes kai susitinkam, tai mes jau tiesiog pabendraujam, paprastai pabendraujam, nereikia gyventi po kartu. Nes, kai gyveni kartu dažniausiai pyksta. Jo, nes žiūrim tikriausiai savo sesę. Mes turim 2 namus ten vienoj gatvėj. Tai mama išsikraustė į vieną gyventi, nes biškį atsibodus mumis būtent per daug karą. Tai kažkaip su sesė anksčiau žiauriai ne tai, kad žiauriai nesutardavom, bet pastoviai būdavo kažkoks, žinai, kažkoks ar dėl dėmesio kova, aš nežinau kaip pavadinti, bet toks tikrai prašiau sutardom, kai dabar mama išsikraustė. Kažkaip atradom visą ryšį, atrodo. Aišku, pasipykstam, bet dėl tokių gyvenimiškų dalykų, jo.
tai kažkaip... Man, pavyzdžiui, buvo toks dalykas, kad po šūlės tai žiauriai nežinau, ką veiksiu, tipo. Ir nuvariau, žinai, irgi studijuoti kaip daug kas, tipo, nu, vat kažką, žinai, verslo pusę, nes, tipo, žinai, vat kažką bent jau savo, žinai, kurti kažką. Bet atrodo, dėl to, kad atėjau studint, tai paskui, tipo, buvo visai daug laisvo laiko studijose, tipo. Tai paskui kažkaip iš to pradėjau kirpti, tipo, žinai. Ir dabar radau savo arkliuką, kur, tipo, visai, man atrodo, ir, nu, tipo, nelipdau lipduko, kad, žinai, čia viskas jau mano gyvenimas, tipo, kirpėjas. Bet kol kas tai šviečia, kad visai noriu pauninti kažką dalyką, nedaryti, o ne kažką susijusiu su studijom. Jo. O šiaip tai kirpt norėjau jau visai nuo seno. Vaikystėje mamai labai veždavau plaukus ir tada mama nupirko tokią lėlę, kuriai sakė, kad tipo norėjo, kad aš jai tada tai lėlei pešiau plaukus, nes aš taip sukdavau mamos plaukus jau ten iki galo, kur susuki ir jau ten traukiu juos. Bet žodžiu, nupirko lėlę, man vapšė neįdomi buvo ta lėlė, ten net nežaisdavau aš nesėt, ką ten trumpi plaukiantis lėlės, tai žodžiu. Tai kažkaip... Jo, ir paskui pradinį atsimenu ir progimnazijai visiems sakydavom ten klasiokam, kad būsiu kirpėjas, nors nei buvau bandęs, man tiesiog atrodė kažkoks kietas darbas. Taip pat kažkaip atrodo net keista, kad paskui atėjo galimybė pabandyti, susiradau kursus, pabandžiau ir atrodo labai tinka į mano charakterį šiaip pats darbas. Tai atrodo, kad kažkaip visai labiau pradėjau tikėti to dalyko, kaip sako žmonės, kad iš vaikystės kažkokia eina, jeigu ten vaikystėje norėjai būti, nežinau, astronautas, tai gal nebūtinai astronautas, bet iš kažkur eina tas noras būti astronautu, gal tu kažkodėl esi labiau kažkoks mokslininkas, tyrinėtojas, panašiai. Tai vat atrodo, kad visai making sense.